Sveiki! Šiandien su jumis piešime dėkingumo piešinį. Taip, išgirdote gerai. Bandysime įsivaizduoti, kaipgi atrodytų mūsų dėkingumas piešinyje. Taigi dėkingi ir laimingi grupėje vyksta toks žaidimas, tokia šventė, kad yra skatinama ir prašoma žmonių nupiešti, kaipgi jūs įsivaizduojat dėkingumą. Nebūtinai nupiešti gražiai, kaip moka pavaizduoti tam tikri žmonės, kurie turi tą meno gyslelę, moka tikrai labai gražius piešinius sukurti, bet tiesiog nupiešti linijomis, spalvomis, kažkokiais galbūt simboliais jūsų skaičiais, bet kuo, kas tik šauna į galvą, nebūtina gražų atkartoti vaizdą. Taigi, dėja tikrai nepasigirsiu, nesu tos meniškos sielos ir nemoku gražiai piešti, bet žaisti tikrai sutikau ir pabandžiau. Pasiėmiau įvairiausių pieštukų, popieriaus lapą ir galvoju, kaipgi man nupiešti tą dėkingumą. Užsimerkiu ir matau. Ką aš matau? Matau daug žiedų, matau net tokį kvapą, toks gaiviai baltas vaizdas, žalsvai truputį nusidažęs. Yra ir netoks jausmas, kad mamos šalia buvimas. Taip labai net sunku nupasakoti, ką aš įsivaizduoju, bet aš galvoju, kaipgi galėčiau dabar imti aš visą tai ir nupiešti. Kaipgi per tas linijas man patikti tai, ką aš matau ir ką net aš užuodžiu. Deja, galvojau ir tikrai nesugalvojau. Kitą dieną vėl galvoju, imsiu ir nupiešiu. Ir taip užsimerkiu ir įsivaizduoju, kaip man atrodo dėkingumas. Ir staiga aš jokių jau vakarykščių vaizdų nematau. Aš matau šiandien įvairiausias mandalas, girdžiu mantras, labai daug mantrų gražių girdžiu. Ir galvoju, oho, tai šiandien jau visai ką kitą matau, o tai kaip šiandien nupiešti ir kaip man susėti visą tai abu. Galvoju, ne, tikrai nepiešiu ir gal atidėsiu rytoj šitą darbą. Taigi, ir vėlgi žaušo rytojas ir kaipgi aš rytoj įsivaizduoju tą piešinį. Guliu lovoje ir matau tokį lyg ir vandenyną, tas toks gaivus kvapas, jūros kvapas. Saulės jokios nematau, bet matau gražią mėlyną spalvą. Ir taip yra toks jausmas, kad matau tą tokį kaip lyg dangaus ir žemės, nežinau, net aš negaliu nupasakoti, ką aš mačiau, bet taip įsivaizdavau, toks buvo pilnatvės, meilės jausmas. Kągi, ir vėl nieko nenupiešiu, nes galvoju, kad aš nemoku pavaizduoti gražiai, ką aš įsivaizduoju, bet ne tai, kad gražiai, bet tiesiog kaip man linijomis visą tai perteikti ir jau mano yra 3 diena ir vaizdas jau visai koks kitas. Ir kągi, 4 dieną galvoju, tikrai turiu nupiešti, nes tai buvo parašyta dėkingumo žurnale viena iš mano užduočių, kad turiu aš įvykdyti tai. Ir galvoju, tikrai aš turiu tą darbą padaryti. Vėl aš pasidedu tušinukus, pasidedu įvairiausius pieštukus, popieriaus lapą ir galvoju, kaipgi mano dėkingumas atrodo šiandien. Ir dėja, šiandien vėlgi matau visai ką kitą. Aš matau, kaip mano dėkingumas vaikšto, kaip džiaugiasi, kaip sako žodį mama. Ir taip galvoju, vėl aš nežinau net ką nupiešti. Taip, įsivaizdavau, kad galiu nupiešti mažas rankeles, mažas širdeles, bet tai yra toks vėlgi trumpalaikis. Ir visgi, žinokit, aš nenupiešiau nieko. Nufotografavau tuščią lapą ir papasakojau visą šitą istoriją, kokią jums dabar pasakoju. Ir kad tiesiog mano dėkingumas jis auga. Tikrai kiekvieną dieną auga ir jis labai keičiasi, nes aš irgi tuo pačiu kiekvieną dieną augu ir taip tobulėju. Tiesiog vieną dieną labiau esi dėkingas vienam, kitą dieną esi dėkingas kitam. Džiaugiuosi, kas moka galbūt visą tai perteikti, bet aš nemokėjau, todėl aš pristačiau tuščią savo lapą. Bet, žinokit, taip nėra, kad tuščią lapą, aš vis tiek mintise matau ir kiekvieną dieną, nors tas žaidimas jau dar ir tęsiasi ir jau tuoj bus į pabaigą, bet aš vis tiek kiekvieną dieną atsibudus, aš kažkodėl
Man taip įstrigo ta mintis ir taip man patiko, kad aš vis tiek įsivaizduoju, na kaipgi mano dėkingumas šiandien atrodo. Ir kartais tą dėkingumą mes su vaiku stengiamės parodyti ir netgi smėlio dėžėje mokame padaryti meno kūriniukus iš akmenuko, iš visokių detalyčių. Tiesiog įdomu, tikrai įsivaizduoju ir vis prie viso to ne tik matau vaizdą, bet kažkodėl visada ir užuodžiu kvapą. tą gaivų tokį, nežinau, taip, tokį, kuris užgniaužia kvapą. Turbūt dėl to, kad taip ir yra tas dėkingumas, jis toks yra stiprus ir tikrai labai labai galingas. Tai va, labai labai kviečiu ir jūs prisijungti prie grupės Dėkingi ir laimingi ir nupiešti savo dėkingumą. O jeigu jūs nenupiešit dėkingumo piešinio, tai bent labai rekomenduoju pasakyti savo mintis, ką jūs jaučiate, kaip jūs įsivaizduojate. Pamatysite, kaip įdomu, tiesiog užsimerkti ir šiek tiek pagalvoti. Tai netgi truputį ir pamedituoju. Labai labai rekomenduoju tikrai pabandyti. Tai va, labai labai džiaugiuosi sulaukusiu jūsų daug laiškų, daug rekomendacijų, kad su manimi pasitarėte, kartais paklausite, kas jums yra įdomu ir lygiai taip pat man pasiūlote. Aš esu dėl to labai labai laiminga ir tikrai jums dėkinga. Labai tikiuosi, kad ir šį kartą rasite, ką man patarti ir pasidalinti taip pat savo patirtimi. Ir lauksiu jūsų žinučių. Dėkingumo žurnale jūs galite rašyti savo mintis, pastabas. Tikrai labai labai įdomu būtų išgirsti ir tobulėti kartu. Ačiū jums labai ir iki kitų kartų.